mes buvom tikrai stipresnė komanda šiandien, tiek ant popieriaus, tiek aikštelės. Mačiulis geriausias. Kodėl nepavyko? Negirdėjau nieko. Kodėl nepavyko išsaugoti kitos persvaros, kurie turėjo ten rankelį? Kas tam turėjo? Žinot, jie irgi moka žaisti krepšinį. Pataikė kelis tikrai sunkius tritaškius ir nieko negali padaryti. Jie irgi moka žaisti, jų toks žaidimas yra. Jie sumetė savo metimus ir tą persvarą žino. Gali, jinai, kaip pasakyti, tirpsta, kai kelis tritaškius praleidai, persvarą labai greitai tirpsta ir šiuolaikiniam krepšinį greitam taip ir atsitinka. Ar jinai pačiam atrodo, kad galbūt pernelyg dažnai būna perdavimai baudos aikštelė, kai Latviai nuspėja tos perdavimus ir būna dažnai klaidų puolime? Paprasčiausiai nemanau, kad nuspėja, o mes paprasčiausiai neduodam tikros vyriškos kovos, kur turim atsitverti savo žmonės ir priimti kamuolį, o ne verkšlenti kaip mergaitės tenais. Iš pažiūros atrodė kietos rungtynės, Renaldui prakirto antakį, savo taip ir buvo. Buvo tikrai, čia buvo tokia, kaip pasakyti, principinė kova. Treneris Bagackas prieš varžybas tenai davė tokius interviu, kad jie, kaip ir vos ne, jie mumis lyderiais tenai laikė ir taip toliau šitos dvi kovos, bet jie tikrai ėjo kovoti ir net nesiruošė pasiduoti. Tai tikrai buvo principinė kova tarp dviejų Baltijos šalių. Tai tikrai čia niekas nesiruošė pasiduoti ir buvo tikrai tokia kova gera. Lapio poilsio diena reikalinga, buvo 3 rungtynės. Iš kur reikalinga? Visą laiką tas poilsis yra gerai.